Sveiki. Tai vat vyksta reportažas iš šiltnamio, kur auga tikri lietuviški arbūzai. Atkreipkite dėmesį. Taip, čia įdėtas į maišiuką, dėl to, kad jisai sunkėja. Jis dabar kažkur sveria netoli kilogramo gal. Vat, matote, koks jis yra. Vat ir čia kitas vat arbūziukas. Taigi, man matot, visi yra pakabinti į tinklelius. Štai vat, pavyzdžiui, matot vat arbūzas. Dar neaišku, užsimezgęs, neužsimezgęs, bet žiūrėsim. Nu, čia vat jau yra užsimezgęs arbūzas, va koksai. Vat. Štai čia irgi vat yra arbūziukas. Matote? Tai vat. Šiuo momentu yra jau tokie 4 dideli arbūzai. Vat, kurie jau lauksim jų tiesiog augimo derlių. Tai vat. Čia yra pats jauniausias dar arbūziukas, vat matote. Dar mažiukas. Tai vat. Tai kad nemuliažas, kad Lietuvoje auga arbūzai. Čia visi jau tie raudoni tinkliukai, tai čia yra, kur auga arbūzai. Aišku, po daug neleisim, leisim tik tai po 1-2 daigus, 2 arbūziukus ant daigo, kadangi kitaip jie neprinoks, nebus skanus. Tai vat. Tai vat, tiek žinių iš arbūzo derliaus. Čia vas pomidorai kekia, matot, kokių gražių. Vat. O, jau pradeda po biškį geltonėti, tai jau reiškia kitą savaitę bus jau ružavi. Tai vat, tiek žinių.